Šiandien noriu Jums papasakoti apie Rokonis, kaimą in the middle of nowhere, Radviliškio rajone. Ir ne dėl to, kad tas kaimas yra senas, o dėl to, kad tas kaimas turi Kazimierą. Ir ne dėl to, kad Kazimieras savo 80-mečio progą savo pasidovanojo geltoną Lamborghini. Bet Kazimieras pastatė kaimų privačią bažnyčią ir pats, būdamas 75 berods, išsilaikė piloto teises, dabar turi 5 lėktuvėlius, o Rokonise yra tarptautinis aerodromas ir svečių namai, viešbutukas 60 vietų. Ir dar ten visko. O čia jau mano vyras jau nagus nusikramtys, kad negalėjo atvažiuoti susipažinti. Parodykit ir bažnyčią. O tai kaip sugalvojat, kad reikia pastatyti? O kaip sugalvojat jūs vyrai surinkti? Nu, širdies klausiau. Na, aš irgi taip pat dievulį klausiau. Mažiau nėra susirinkę kaip 130, o daugiausiai buvo 700. O Dieve. Suskrenda lėktuvų, čia aš kaip pilotas, tai daug draugų turiu Lietuvoje. O kaip tas ta jūsų pilotystė, čia irgi legenda visa? Kokia čia legenda, skraidami. 2000 valandų jau turiu praskraidę. Bet jūs sugalvojat kažkaip tas įsilaikėt teises jau? 70 dienų. Neįtikėtina. Jo, yra žmonių, kurie sako, jau man per vėlų, būdami 20 kelių ar 30. Kiekvieną vakarą į medžioklę važiuoju. Tas Dievas labai sunkus, kol škėlėm kelių 12 puštalų antikvaras rankų darbas. Oho. Ir kur čia suradote? Vokietijoje. Nieko savo. Jūsų bažnyčiai daugiau yra radiatorių negu Vilniaus katedroje. Automatizuota, nustatei šilumą tokią, kokią nori. O kaip jūsų šeima, jūsų va tokius visokius sumanimus reaguoja? Aš su jais nederinu su šeimom. Nu, kaip dukros nieko nepričiau, o žmona nieko nesako. Ką nori, tą darai. Žino, su kuo susidėjus. Ja. Nepataisomas. Galimybė yra, kaip ir kinėjau žemės, visi juokėsi, žinokit. O dirbau kaip juodas jautis dieną naktį. Būdavo žirnių mašiną parduoti, 10 hektarų žemės gali nupirkti. O dabar gali 10 mašinų parduoti, 1 hektarą nenupirks. Tai va, ir po biskį variausi, dasivariau. Šnumavau žemės, gerus pinigus gaunu, va, yra iš ko daryti. Ir lėktuvams pinigų yra, ir vaikams, ir anūkai visi po 1000 gauna algos, ir dukros visus kiekvieną mėnesį. Nu, aš norėčiau būti jūsų anūkė. Tai va, galėjot būti, nieks nedraudė. O žmonės jums nepavydi? Pavydi, bet ar pavydo geriau sekasi, žinokit. Tikrai? Ja. Nebijot visai? Nereikia. Nuvagiu turiu kalašniką, jeigu reikia. Va, o nuo pavydo visai nereaguoju. O sakėt, pas jūs pilotai dabar atskrenda? Atskris va dabar tuoj iš Vilniaus. O kaip tas ryšys užsimezgė su pilotais? Jūs turbūt ir užsieniečiai žino, ne? Žino, visa Lietuva žino. Su užsieniečiais, Latvijai žino, Lenkai daug. Suvažiuosi, aš turiu pilotų namus didelius. Kaip viešbutuką? Nu jo, jisai va, telpa 210 salėje žmonių, 60 miegamų vietų. Turiu 5 lėktuvus, pasikeičiu, nori greito, nori pasivartyti, nori sportinį kokią nori. Bet ne, jūs pašėlės. Norėjau sakyti pasiutęs, bet nu, ir pasiutęs irgi. Namai, aerodromas. Fantastika. O čia mano gyvenamas namas. Tai štai jums truputį įkvėpimo. Jei pradėsite galvoti, kad kažkas jums jau per vėlu, kažkur jau nespėjote, prisiminkite Kazimierą iš Rokonio.